šiandien biškai kitoks, visiškai kitoks workoutas. Kodėl? Todėl, kad salė užsidarė. Salė užsidarė tiesiai man prieš pat akis. Kodėl? Todėl, kad, jau blogi orai ir nebe taip jau kitaip vėlai dirba. Bet gimė puikiai idėja. Šiandien vis tiek krūtinė nugara. Ir pagalvojau, be jokių pasteisinimų, be jokių atmazų, excuses, ateisiu ir vis tiek padarysiu workoutą. Padarysiu valauke, ant turnikų, krūtinė nugara darom. Čia nėra, ko negaliu nepadaryti. Push-upsai, dipsai, pull-upsai, chin-upsai, visokie prikolai. Čia, jokių pasteisinimų. Grinai, jokių pasteisinimų. Smashing galima vis tiek įhitint būtent tos raumenys, kuriuos aš noriu šiandien hitint. Galiu hitint čia, stimuliuoti augimą galiu, jeigu pakankamai intensyviai. Varysiu iki pat failure, svarbiausia failure pasiekti, stimuliuoti augimą. Ir viskas. Nėra ką daugiau čia sakyti. Plus, ne visi turi galimybę eiti į salę. Gal kai kuriems tiesiog amžiaus per mažai neleidžia eiti. Gal tiesiog pinigų nėra, gal per toli atstumas maišo. Bet kas gali būti. Bet kas. Va. Turnikų bet kur yra. Turnikų galima pasidaryti pačiam. Galima visur yra, mieste galima surasti. Pasiteisinimų nėra. Jeigu tu nori būti skačialinis, jeigu tu nori turėti gerą kūną, jeigu tu nori, siekti šito, jokių pasteisinimų. Eini ir seki, viskas. Eini ir seki. Ir darai, ką tu nori. Ir tas niekas nestabdys. Jokie pasteisinimai. Ir ką, pradėsim dabar nuo dipsų. Nes noriu nuo krūtinės pradėti. Ir plus dipsai, manau, čia būtų sunkiausias pratimas, būtų sunkiau, negu tiesiog paprastus push-ups sudaryti, atspaudimus. Tai atspaudimus paskui padarysim, bet pirmą dipsus pradėsim ir tada persim prie atspaudimų ir tada nugarą damušim ir vse. Workoutas bus baigtas. Prikolas. Su kūno svoriu padirbėti. Irgi, biškai kitoks stimulas, dirbant su kūno svoriu, negu su paprastais svoriais. Nežinau, padarysim dar vieną setą. Tikrai, kas dar. Ant dipsų svarbu irgi pastebėti, kad aš ne vatai va jos darau, bet biškai pasilinkiu priekį. Ir dėl to čia strešas didesnis strešas, didesnė amplitudė, didesni geinsai. Svarbiausia geinsai, daugiau geinsų, kaip daugiau babkių. Ir dipsai. Nepadarai jų, aš anksčiau jos padarydavau 3 vos padarydavau, 3. Ir tikrai žinau žmonių, kurie nepadarydavo ir dabar jau padaro, jau 5, jau 10 gali padaryti. Negatyvas. Paimi, užšokį, tu čia jau laikais ir nusileidai. Ir va šitą darai, nes jeigu tu pas negali stumt, taip, raumo, tai yra ta pozityvi dalis, kai pats stumi svorį. Ir tada statinė dalis, kai laikai svorį, ir negatyvi dalis, kai nuleisdini svorį. Ir raumo yra stipriausias būtent toj negatyvioj daly, kai tu nuleisdini svorį. Jeigu tu sugebėsi net pasiekti failure, kad jau nebegalėsi net nuleisti svorio, kad jis grius tiesiog, tu jau net negali jo išlaikyti, negali lėtai jo nuleisti. Čia stimuliavai vapšė tokį augimą, tokį stimulą davai, kad sunku pasakyti. Karočią. Supratau, ką norėjau pasakyti. Esmė, kad pozityvi daly, jeigu pasieksi failure,
tu dar nebūsi pasiekęs failure negatyvioje daly. Tikrai nuleis dar galėsi. Tai va šitą dar bandai tą negatyvę dalį. Užšokį nusileidi pats. Tas pats irgi su pull-upsai, su visko pats. Užšokį ir nusileidi. Ko jau nebegalėsi net pats nusileisti. Ir tas stimulas tikrai duotas raumeniui. Jau tikrai jį normaliai išgrėži, kaip įsivaizduok, tu turi rankšluostį, tai šlapia ir tu bandai išgręžti, kad kiekvienas lašiukas dingtų iš jo. Ir ką, dar vieną setą padarysim. Ir darysim push-upsų daryti. Au. Nu ir viso, dipsai jau padaryta. Biškai dabar palsėsiu. Kiek čia minutėlę kokią. Nes vis tiek nekilnuoju didelius svorius, o tiesiog savo kūno svoriu dirbu, tai galiu ir poilsis gali būti kitoks. Jisai gali būti trumpesnis. Nes kai keli didelį svorį, čia didesnis intensyvumas, didesnis stresas ant tavo kūno. Ir tu negalėsi taip greitai restinti ir greitai dirbti. Tai per setus greitai dėtų. Negalėsi. O, push-upsam. Norėčiau biškai kitaip padaryti. Sek, aš bodybuilderis. Mano prioritetas yra ne šiaip sau chestas, o būtent upper chestas. Upper chestas, kad būtų tas 3D, ta tokia 3D papo išvaizda, kaip iš superherojų, iš komiksų. O tas chestas toksai, ta krūtinė. Tai mano prioritetas yra upper pecsai. Tai tu jeigu, tarkim, darysi, matai labiau, imsi labiau apatinę dalį, darysi paprastai, tarkim, tik ant žemės. Imsis jo ir apatinė, ir viršus, bet labiausiai vidurys. Bet jeigu kojas pakelsi biškai aukščiau, bus labiau didesnis stresas upper pecsui ir labiau didesnis fokusas ant jo eina. Faktas, tu hitnis yra apačia ir vidurį, bet vis tiek fokusas, prioritetas yra upper pecsas, upper, pats viršus. Ir sunkiausia, daugiausia žmonių jisai atsilieka ir dėl to, mid fizikai. Bet jeigu jie suprastų šitą ir duotų prioritetą upper pecsui, būtų visiškai kitaip. Iš karto kitokį išvaizdą būtų. Nu ir va, skirtumas iš karto matosi. Aš nebegalėjau padaryti push-upsų paprastai užkėlęs kojant viršaus. Numečiau žemyn, žemės padėjau ir galėjau toliau paspaminti. Aišku, jeigu nebūtų baltas kelnis ir šlapia žemė, galėčiau kelėnis uždėti ant žemės ir dar paspaminti. Dar labiau išgręžti iš raumenio, ką jisai turi. Nu, bet aišku, ir galima skaičiai pasiteisinimus, kad baltas kelnis nori purinti. Pohu man turėtų būti ant tų kelnių geinsai svarbiau. Visą laiką galima naujas kelnis nupirkti. O geinsai nenupirksi, geinsai turi uždirbti. O tai va, kas dar ant atspaudimų man nepatinka, riešas skauda. Skauda riešas, kitą setą darysiu tikrai su ankuloko, ant krumplio. Ir iš karto dabar dar vieną padarysiu. Tokį patį. Nu ir viso, čestas jau baigtas. Ir iš tikrųjų, jeigu pampą lygint
jeigu būčiau daręs su paprastais svoriais ir su kūno svoriu, labai panašiai jaučiasi iš tikrųjų. Bet, pats ramuo vis tiek kitoks stresas ant kūno, kai jau nesu svoriais darai. Nes kai su svoriais tu gali būtent specifiškai targetint tą raumenį, kurio tu nori. Čia labiau toks bazė, dirba ir daugiau raumenų, ne tik, tarkim, aš dabar čestą kačialinu, ne, pas mane dirba ir priekinis betys labai, tricepsas labai dirba. Aišku, benčinčiau būtų tas pats, bet, tarkim, flaisai. Nepalyginti, jeigu flaisus daryčiau dumbbell flaisai ar kokie push-upsai, skirtumas yra. Dėl to dumbbell flaisai tikrai pats geriausias pratimas. Gaila, kačialkį sudarė, bet kaip ir sakiau, parodau jum kitokį būdą kačialintis. Alternatyvą duodu. Kad nebūtų pasteisinimų, kad ten kačialkį sudarė, oi, neturiu kačialkės, oi, ten tas, visokie atmazai. Jeigu tu ieškosi atmazų, tu gali vis laik rasti. Vis laik gali tu rasti pasteisinimų. Svarbiausia, žinoti, ko tu nori. Jeigu tu žinai, ko tu nori, tau jokie pasteisinimai tikrai nepakiškojas, jie tikrai tais nesustabdys. Nes tu nepasteisinimai ieškosi, tu ieškosi kaip apeiti tas visas sąlygas, kurios eina prieš tave ir tau neleidžia pasiekti, ko tu nori. Bet tu vis tiek kažkaip tai randi būdą apeiti, prastumti pro tas sienas, prastumti pramuštą barjerą, kuris tave stabdo pasiekti tai, ko tu nori. Šio, manau gerai bus. Jo, šestas kaip ir padarytas. Vis tiek dar galvoju, po visą dieną pastarysiu ir vėl eisiu kačialint krūtinę nugarą. Bet, sakau, prasteisimų nėra, vis tiek darau tą, ką reikia padaryti. Nes jeigu darysi tai, ką nori, toli nenais, tikrai nepasieksi to, ko tu nori. Nes dažniausiai tai, ko tu nori daryti dabar ir tai, ką tu nori pasiekti, dažniausiai skiriasi. Tai, ką tu nori daryti dabar, tavęs nenuves į ten, kur tu nori būti. Dažniausiai turi daryti tai, ko tu nenori, kad ateitum link ten, kur tu nori būti. Va tai va. Spermis. Ir krydą uždedam tam, kad neslystų rankas, kad darys pull-ups. Jo. Ir gali irgi sakyti, atmazai tau ten slysta rankas, sakys nesąmonė. Patrinki žemę. Jeigu yra smėlio kokios sausos žemės, patrini, padeda. Neturi šito, dabar va, pas mane šlapia, dabar lyja pas mane net. Vis tiek jokio pasteisinimo, aš vis tiek čia darau. Kryda, kiek čia žinai? Tokia bankė. Jos man, nežinau, metam užteks, kiek, 12 eurų gal kainavo. Čia vapšė, sakau, galima bet kada, bet kokį pasteisinimą rasi, jeigu tu ieškai. Bet jeigu tu neieškai, tu rasi galimybę kaip apeiti. Tai, kas tave stabdo. Taip ir nugalėti, va tą, kas tave stabdo. Gali ir be šitų daryti irgi, tikrai pastatysi gripą stipresnį, didesni forearmsai. Gerai, gal neturėsi tokio beko. Paskui bekas pradės kačialins kitavo, jau forearmsai, jau gripas pajus kačialins. Bet forearmsai, po tokius baudinius turėjo didelis, čia geras dalykas, kaip papajus vaikščiasi. O kas norėtų turėti tokį forearmsą, kaip papajus turi? Visi norėtų. Iš karto Sigma matos.
Tas negatyvas, jisai kaip damuša labai raumenį. Labai geras dalykas. Bet ir turi suprasti, kad ne pozityvi dalis tau yra svarbiausia. Nesvorio pakelimas tau yra svarbu. Nes čia yra silpniausia funkcija raumenis, tiesiog pakelt svorį. Bet nuleist. Jeigu tu tą stipresnę funkciją, jo kameramenas maišė man. Jeigu tu tą stipriausią funkciją, tu ją damuši, tą negatyvę dalį. O ten vas lypi geinsai. O ten, ojoj, turėsi ilsėtis, kad kompensuotumės ir restauruotumės nuo tokio didelio damage'o, tokio didelio streso kūnui. Nes augimas tikrai stimuliuotas, kai jau negatyvę dalį net. Ir va, polapsų nepadarai, užšok ir nusilezinėk. Nepadarai tokių net. Gumos yra. Neturi gumų. Gali žemesnį turniką susirast. Pasidarai kaip kojas, pušapsai ir vat, čia pristraukinėjai. Gausis tas pats, lyg darytum va tai va, su štanga. Bet tu tiesiog iš kitos pusės paimi. Gravitaciją panaudoji, tai panaudoji savo kūno svorį ir su kūno savo svorį darai. Labai paprasta. Nieko ypatingo. Gerai. Patrauk man flashlightą iš akių. Šviečia, žybina man. Gerai, dabar chin-ups padarysiu. Iš karto. Ir tu pažiūrėsim. Dar parodysiu, apie ką aš kalbėjau, jeigu tu nepadarai net pull-upsų negatyvių, net negali nusileisti. Ai. Bicepsas kaip irgi užsipumpuoja. Nepratęs aš darysiu šitų su chin-upsų su savo kūno svoriu. Nes, per storas esu, nepadarau. Nepakeliu savo svorio. Bet gerai, matau, kur galim padaryti prikolą, apie kurį aš kalbėjau. Einam. Judam. Tu aš jums parodysiu. O čia va. Opa. Tobulai bus. Tobulai. Grinai tobulai. Ir žiūrėkit. Nusivalom. Šlapia, nesvarbu. Nepasteisinimas. Ir žiūrėk, ką mes padarysim. Opa. Jau pašlapia. Slydau. Vapšė kreida nusiplovė. Jau kamerą, tai pafiksinsim. Pumdė musklės. Ok. Все, sutvarkėm. Paėmiau, nuvaliau. Все, sausa. Bet čia gerokai baras per storas. Bet nieko. Storas baras. Jis turi foramsą. Geras gripas. Bet prikolas. Atstumą biškį, prašau. Apie ką aš kalbėjau. Nepadarai pull-upsų. Vat alternatyva. Jeigu nepadarai pull-upsų. Ir viso, tokį tikrai padarysi. Jeigu net tokį nepadarai, paprašyk, kad kažkas tave paspotintų, kad tave užkeltų ir tu nusileisi. Čia negatyvę dalį tikrai gali padaryti. Jeigu net tokios negali padaryti, tai, nežinau, turėtum rope maxim pradėti. Susimasti turėtum, jeigu net tokį nepadarai. Čia visas alternatyvas daviau. Nežinau, gali, nes tada lieka, nežinau, akmenukus kilnuot.
kol pakankamai stipri nugara bus, kol jau galėtum va tokį negatyvą padaryti. Ir po biškį, build upini savo kelią. Vis eini toliau, vis po biškį progresuoji, vis stiprėji. Aš pradėjau apšiai nuo skinny fat. Man po 5 kilus uždėjau ant kiekvienos pusės ir benčiant štangą. Aš apšiai visas drebėjau, vos šitą galėjau padaryti. Aš nuo nulio visiškai pradėjau. Tai yra įrodymas, kad jeigu metai iš metų darysi, nesustosi, vis progresuosi po biškį, žingsnis po žingsniu, tas progresas susideda ir per didelį laiko tarpą tie maži progresai susideda į didelį progresą. Ir va tada atbūna tas wow transformacijos tos visos. Ir iš ten ir gimsta visi žymus fizikai, kuriuos tu matai. Visi tie žmonės, kurie kelia pusę tonos, deadliftina pusę tonos ir tau atrodo, wow, kaip taip įmanom. Jie pradėjo nuo nulio irgi. Ir po biškį tas compounding actionas, tas vis susideda tavo veiksmai. Ir tave nuneša, kur tau reikia. Svarbiausia tiesiog daryti. Nesvarbu, ar tu nejauti, kad tu nori daryti šiandien ir jauties, kad norėtum kažką kitą daryti. Ar kažkur tai negali, visokie pasiteisimai, ne. Tu eini ir darai, eini net kai ir nenori, eini kai net ir nejauti to, eini kai net ir galimybės nėra. Tu vis tiek eini ir darai, ir randi tą galimybę ir tą apeiti. Ir pasiki tai, ką tu nori. Ir po 5 kokių metų tu tikrai pamatysi progresą. Tavo tas sunkus darbas atsipirks ir matysi rezultatai. 5 metai. Realistiškas laiko tarpas. Tikrai netiek daug. Gerai, galėjai per 2 pamatyti. Nes šiek. Čia ir visiškai. Bet per 5 tikrai pamatysi. Nebūk atstumą, nes... Ei, atstumą ir aš dar noriu vieną tokį setą padaryti tikrai. Atstumą panoriu, aš atstumą noriu ir padaryti dar vieną setą noriu. Ir ką, viskas. O, šiaip nugarą tikrai jaučiu. Gerai padariau. Čestas irgi gerai padarytas. Pampas geras. Failure pasiekta. Ir vis tiek, kartais nuo karto yra į naudą, tarkim, įdėti random rest days, bet aš ne vietoj to, kad įdėčiau random rest days, aš dariau kitokį stimulą, raumenį šoką. Jisai tikrai tokia nesitikėjo dalyko, kad aš čia dabar su kūno svorio dirbsiu. Tokį kaip siurprizą padariau. Pakeitimą tokį nenuspėjamą. Ir tai irgi nauda. Ir pažiūrėsim, gal vis tiek čia greit turėčiau atstatyti ir vietoj to, kad rankas eičiau kačialint, eisiu kačialint vėl krūtinę nugarą po ryto. Ir viskas. Workoutas baigtas, daviau alternatyvą. Jeigu vien tik šitus darysi daug metus 2, va tai va, tu tiek ten dipsų galėsi daryti, tokius pull-upsus galėsi daryti. Tiesiog tau reikės išmastyti jau tik tai kaip kojas kačialint, bet jeigu tu poch ant kojų, tu tokį fiziką gali čia pastyti, va tai va. Tiesiog raw, be jokių gantelių, be jokių mašinų, be nieko. Tiesiog turnikas ir tavo kūno svoris. Viskas. Paprasta. Nu ką, dar svarbiausia prasitempsiu ir viskas. Ir ką, ačiū, kad žiūrėjai.